Salam aleikum, hebra. Tai jeigu trumpai, tai užsisakiau vakar jau užsisakiau Dunpipe. Ieškojau pirmą naujo, radau pigiausią už 100 PM, po to pagalvojau, gal reikia naudotą pabandyti paieškot. Tai suradau naudotą pipe už 100 eurų, plus ten 5 eurų pristatymas, tai bendrai 105 eurų. Tai va dabar varau į Vilniaus autobusų stotį atsiimt, nes jau atkeliavo siunta. Tai va dabar artimiausi planai nuvežti mašiną į servisą, kad įdėtų pipe. Ir tada reikės užsirašyti Stage 1 chip tuningui variklę. Padidinsim galę, įdomu kiek atsisuks. Žodžiu, viską pamatysim eigoje. Dar toks trumpas update'as, kurio nepaminėjau, apie ratų suvedimą. Tai vat, kai variau ten daryti ratų suvedimą, žodžiu, mašina pakibus į servisą buvo ten 5 dienas, nes ten, žodžiu, užtrūnyje ten buvo ten ir varžtai ir dar kažkas, kad niekaip negalėjo ten išardyti, tai teko pjaut. Galiausiai, kol presavo ten kažką stupicas kilo, nu, žodžiu, buvo reikalų, kad ten 5 dienų servisą mašina buvo pakibus. Bet galiausiai padarė. Nuvažiavau aš į suvedimą, padarė elementą suvedimą, bet vairas prie minimaliai biškiai dešinę vis tiek kartais eina. Ir po to sugrįžau dėl to suvedimo ir man pasakė, kad sekantį kartą reikės vėl žiūrėti, nes ten, vat, kur yra po kapotų stakanai, ten pakeista pozicija amortiko biški paslinktas į kairę. Matyt, gal smūgis buvo kažkur į pakabą. Kažkas kažką ten, žodžiu, darė ir reikės dar kitą kartą žiūrėti, kad idealiai viską padaryti. Nežinau, gausias ten dar nesigaus, bet bandysim, bet čia jau kai užsidėsiu žieminės padangas naujas nusipirksiu prieš žiemą. Kol kas vairas kaip vairas, važiuoti tiesiai važiuoja kaip ir all good, bet gali būti visada better. Nu, atsiėmiau pipe, jau mano rankose, dabar reikia greičiau atsidurto po kapotų, bet reikės meistreliui parašyti, kada gali priimti ir pakeisti, nes jau kalbėjau, sakė 5 eurai. X-Drive'ui kiek brangiau, nes daugiau ten reikalų. Būtų galvaromas, būtų pigiau ir paprasčiau, bet žodžiu, yra kaip yra, reikia dabar, kad įdėtų. Taip, kol dar pipas neįdėtas, reikia pamatuoti, kiek važiuoja stokė. Važiuosim, pravažiuosim. Taip, tai matuosim kročias telefonu per diagnostiką, nes jokios kitos matavimo įrangos neturiu. Tai teks su tuom, ką turim. Šitas laidas. Gal geriau taip. Taip, connect, pajungiam, ką pažiūrim. Battery, kaip mano battery. State of charge, state of health. Šiaip mirus batarkį reiks keisti. Ką purkštukai. Nu, purkštukai dar kažką paliktais. Va, 0-100, nežinau kaip iš čia veiks iš tikro, bet žodžiu, padarom. Taip, kur, taip, screen recorder. Ta mobilka va čia. Tegu įrašinėja. Apšė ne kažką. Bandysim antrą raną toj. Jo, 8.2. Gan toli nuo stoko, nepamanu kiek stokas. Man atrodo mažiau nei 7, turėtų būti iš 7, turėtų išvažiuoti. Tai pabandysim antrą raną. Bet ir pagal jausmą panašiai ir galvojau, kad taip važiuoja. Kažką ir galvojau, kad apie 8 važiuoja iki 100. Žiūri, važiuoja. Kaip ir lagina ant pradžių. Nu ir 8.2. Čia rezultatas, tai šie aišku, ko norėt. Sandėlys, X-Drive'as, štuka 8 PM kilogramo. Mažiau nei pusę bako ir apie 90 kg aš. Tai
rezultatas ne kažką. Pabandysim dar tenai, dar kartelį ir dar, jeigu jau užmyščiau, pabandysiu lančą padaryti, bet šitų dėžių nėra lančo, tai nežinau, pabandyt norisi, bet bijau, kad nes ar dėžės ar ko, bet gal kartelį vieną pabandysiu. Uak tu, nu, 7.6. Nu, jau geriau su launchu daug geriau. 7.6, čia pusę sekundės numetė. Nice. Šiaip nesitikėjau, kad čia gausias tą startą launch taip padaryti. Prikolas. Gerai, pabandysiu dar kartelį ir visą nebesmaukysiu aš tas mašinas. Kol kas 7.6 launch startas geriausias. Kojas, kol perdidi. Kol tas, kol anas. Raisa. 7.5. Nu, 7.5 man atrodo jau arčiau stoko, bet man atrodo, nes tokia internetuose bent atrodo, kad kažką apie 6, bet reiks pastistinti, gal ir klysto. Šiekša draugelės man sakė, kad ne, blenus išnyko, kas 6. 7 gal turėtų važiuoti, čia 7.5 gaunas, nu, nežinau, žiūrėsim kaip po čipo, turėtų atsigauti. 48 hours later. O dėl galios didinimo kas liečia, tai rytoj varau downpipe susidėt. Pas Ramūną, kai jau padaro jis ten viską, tada varysiu antros dienos pusėj pas Deimantą į Festūnę. Ten jau pačiupuos sandėliuką mano, žiūrėsim kas gausis. Tai jau kalbėjom, kad apie 2.9 arklių kažkas tokio atsisuka. Nu tai vat, su paipas visko gal bus 300, vat. Bet žodžiu, apie 2.9 300 arklio gali turėtų būti. Tomorrow. Taip, tai trečiadienio rytas, važiuoju į servisą dėt paipą, o po to čiupotis. Lekiam. Nu ką, paliekam automobilį. Paipas bagažiniai. Tomorrow. Taip, tai parašė meistrelis, kad jau paipą sumontavo. Čia jau šiandien ketvirtadienio diena, jeigu ką. Vakar buvo trečiadienis, tai nespėjo iki darbo pabaigos. Šiandien ryte parašė, kad jau, tai sėdau į Sparkį ir lėkiu pasiimti mašinas. Tada pasiskambinsiu Deimantui iš Festūn ir susitarsiu, kad šiandien vakare, jeigu gaunasi pas jį pagal laiką, kad nuvažiuot pasičiupuoti. Va ir mano sandėliukas laukia manęs. Varom susimokėsim, persėsiu. Taip, tai gal nufilmuosiu cold startą su paipu. Įdomu kaip skambės, to ir pažiūrėsim. Planas toks, kad reik važiuoti užsipilt dizeliuko, prie to pačio biškį prasivažiuosiu, pažiūrėsiu kaip su paipu važiuoja. Gal net pamatuosiu ant prikolo. O vakare čiupotis, dar reikės tai paskambinti Deimantui. Susitart. Jeigu viskas pavyksta, šiandien bus apie 300 arkliukų. Šiaip dar toks vienas įdomus kaip faktas ar pastebėjimas, kad vien paipą įdėjus vietoj katalizatoriaus turėtų apie nuo 5 iki 15 arklių prisidėti ant dizeliuko, kažkas tokio, jeigu neklystu. Tai vat įdomu, kažkas tas pasijaus. Dabar važiuojant ar ne, jau biškai aišku, pagal garsą jau jaučiu, kad paipas stovi, pagal kvapą iš išmetimo. Nu, žodžiu, žiūrėsim, testuosim. Ką tik biškai gaziuką užspaudžiau, tai garsas toks jau malonesnis su paipu. Jeigu būtų tiesas, būtų šie puška bomba, bet kol kas apsieisim. Dabar nėra labai saugu su tais tiesiais važinėt, kadangi artėja tas taršos patikras, bet
Žodžiu, apseisim kol kas su paipu. Šitą va reikia pasikeisti. Jau užsakiau. Taip, tai ką tik skambtelėjau Festune Deimantui, susitarėm, kad apie 6 po 6 prilėksiu po visų kamščių papiko, nes per visą miestą reikės važiuoti. Tai vat hibrytė šiandien jau bus padidinta galia. Bus galima biškį paraganėti labiau, linksmiau. Aišku, saugiai, nepažinėjant taisyklių, bet automobilis važiuos geriau. Taip, tai variklis prašyla, biškį galima labiau pagazuot. Tikrai, kad linksmiau skamba. Taip, tai kiek anksčiau išvažiavau link čipuotojo, nes galvoju, gal akumą dar spėsiu pasikeisti, naują nusipirkti, nes šitas toks, taip sakant, lengvai sakant, miręs. Bijau, kad nekiltų po to keblumų sučipavimo, nejungtų degimo, nežinau, kaip tą mašiną atlaikys, nes kaip paskutinį kartą pastovėjau muzikos pusvalandį paklausiau, tai nebeužsivedė. Tai galvoju, va dabar greitai iki Žirmūnų palėksiu, jeigu spėsiu, tai pasikeisiu akumą, kad vat, jau 100% viskas pavyktų. Taip, tai ant smūgio dabar akumą pasikeičiau prieš čipavimą. Iškart girliandą. Tuoj viską pratrinam. Pririšiu gal akumą ant greičio, gal nepririšinėsiu, nežinau, ir skambinu Deimantui dėl čipavimo. Taip, tai nuskaitė mano ką tik kompą. Ir nuėjo kitą žmogelį toliau skaityti ir ten, kol jam padarys man programą. Iš kelis kartus prasivažiuosim. Pažiūrėsim, bet sakė, kad ale turėtų važiuoti gerai. Nu ką, hibrytė, sandėliukas pačipuotas. Tik ne maksimaliai atsuko kiek įmanoma saugiai, nes dėžė nukerpa newtonmetrus ir reikia, žodžiu, rašyti XHP stage 3 ir tada grįšiu dar kartą, tada dar prisuks. Tai, žodžiu, dabar atsuko, tarkim, jeigu ant 8, taip pat dar lieka 20% dar prisukti. Dar padarys, kad nuo žemų geriau trauktų ir ant viršutinių apsukų geriau būtų. Tai, žodžiu, va, tokie reikalai, po to pasimatuosiu. Nu ir darysim viską toliau, žiūrėsim, kas čia gausis iš šito 3 litrų seno sandėlio. Kai prasivažiavimą pirmą darėm, kai ten žiūrėjo logus ir įrašė softą, tai bemba lyg ir geriau važiuoja. Tai įdomu dar bus, kai XHP įsirašys, nes sakė, be XHP šitą dėžė šie medinę. Na, aišku, aš tai ir pats suprantu. Bet po XHP dar išeis pakelt arkliukų. Tai čia dar ne pabaiga. Padangų slėgis, ekton. Taip. O, ratus velt pradėjo, ekton. Prieš tai niekada neveldavo. Prieš tai niekada nebandydavo prasukti ratų, nice. Važiuosim gal su pacanėliu, ne? Kaip jinai velia. Dar ką prisiminiau, tai Deimantas sakė, jog neveikia beveik intercooleris. Ale ten vienas važiavimas ir jau šiam laipsniui jisai tai ale rekomendavo dėt aftermarket. Nu tai žiūrėsim. Gal taip ir padarysiu. Bet aišku, ne dabar. Per daug čia gaunasi finansais. Jau per pastarąjį mėnesį. Ne 1000 skšau šitą mašiną. Septyni 12. Sibė. Normaliai. Normaliai. 7-12 čia su vienu pedalu. Karočią, matavau aš. Ir dėjau iki to, kad iš vieno pedalo važiuoja 6-9, o launch startą gavas padaryti 6-7, bet nujaučiasi, kad newtonmetrus kerpa dėžė, nes nujaučiasi, kad gali geriau.
nukarpa tiesiog galę, tai biškį supsichavau ir nusipirkau XHP, bet, blemba, čia ID reik savo jiem išsiųst, karočią, kad patvirtintų, kad čia tikrai pirkimas mano, nes per Google Pay sumokėjau, tai žodžiu, tuoj čia ID nufotkinsiu, išsiųsiu jiems, bet XHP softą gausiu jau tik rytoj, tai rytoj rašysiu, rytoj toliau testos. Tokios vat žinios.